Sveiki, čia ir vėl mūsų mano Eglės Liaukvienės ir Monikos Kuodės laida apie mediaciją ir ne tik. Šiandienos tema – pokalbio standartas mediacijoje. Turbūt neduosi sumeluot, Monika, ar ne, kad pagrindinis dalykas, kas vyksta mediacijoje, tai yra pokalbis. Visas procesas pastatytas ant jo, taigi ta kokybiška pokalbio dalis ir yra, ar sėkminga ar nesėkminga mediacija bus. Tai mediacija apskritai vyksta toj saugioj, neformalioj aplinkoj, kur tas taikai nusiteikę žmogus padeda rasti sprendimą. Tenka girdėti tiek iš klientų ateinančių, tiek iš kolegų teisininkų, kad nebūtinai ten žmonių poreikiai būna sutikti mediacijoje ir mes aptarsim, kodėl taip gali būti. Bet esminis dalykas, kad pačios nuomonės apie mediatorių, apie procesą labai tokios ir šališkos gali būti, ir jausminės, kadangi ar ne, nežinia kaip, su kokiu nusiteikimu pats žmogus ateina. Bet mediatorius šitoje vietoje yra tas, kuris atsakingas už konstruktyvų pokalbį. Konstruktyvus reiškia tas, kuris augina, tas, kuris pretenduoja būti pavykusiu tam, kad išgirsti poreikių žmonių tikruosius. Tai apie tai ir pasikalbėkim, ar ne, už tą atsakomybę už pokalbį, kiek čia mediatoriaus dalis, kiek mediatoriaus dalis įtraukti šalis, atiduoti atsakomybę, įgalinti jas, kalbėti. Mediatorius mediacijoje užduoda toną mediacijai. Tai šiaip pasižiūrėjus, kalbant apie patį pokalbį, ar ne, ko reikia geram auginančiam pokalbiui. Tai reikia pirmiausiai tikriausiai, kad abu kalbėtųsi, nes pokalbis nevyks, jei kalbėsis tik vienas. Taipogi reikėtų, kad kiekvienas bent jau pasistengtų išsakyti savo poreikius. Tai nėra lengva, nes tu juos turi žinoti. Ir trečia, labai svarbu, kad kol vienas kalba, kitas ne tai, kad galvotų, ką atsikirsti, ar pyktų, ar pertraukinėtų, o labai atvirai pabandytų paklausyti, o ką tas kitas sako, pabandytų suprasti, o ką tas kitas galvoja, kodėl jis tai sako, kas jiems svarbu. Tai man atrodo, taip idealiuoju atveju sudėjus visus 3 elementus, konstruktyvų pokalbį galėtumėm ir gauti, konstruktyvų auginantį pokalbį. Tai mediacija ir yra tas procesas, kur yra žmogus, mediatorius, kuris ir bando tą pokalbį įvilkti į auginančio pokalbio konstrukciją, taip pavadinti gal galima būtų. Ir tą padaryti mediatorius bando įvairiausiais būdais. Tikrai galėtų skirtis nuo įvairių priežasčių, apie kurias paskui pasikalbėsime, bet šiaip jau taip tradiciškai žiūrint, tai vis tiek mediacija prasideda nuo mediatoriaus įžangos ir tikriausiai dar galima kalbėti apie tą įžangą, kuri prasideda kalbant su kiekvienu atskirai besipykstančiu žmogumi. O kur dar ta įžanga, kurią padarom dar prieš mediaciją, pakviečiant apskritai ateiti, ar ne, motyvavimo ateiti ir spręsti, prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Tai ta įžanga, čia mes taip norėtume mane daugiau dėti, kad tai yra ir tiek įžanga ir pasiruošimas, pakvietimas, tiek jau ir atėjus į mediatoriaus kabinetą, kur mediatorius pristato, kas apskritai yra mediacija, kokie pagrindiniai principai ar ne, kuo skiriasi nuo kitų procedūrų, procesų teismo, psichoterapijos galų gale ar ne, kaip tuos ištraukti esminius būdo ar ne skirtumus, kad mediacija skiriasi nuo kitų procesų būtent savo eiga. Aiškumą. Apie tai, kad žmogui atėjusiam į mediaciją būtų aišku, kokį čia lūkestį dabar turėti, ar ne? Tam tikra prasme, savo įžanginiai kalboje mediatorius įvardina savo poreikius. Ar ne? Sutikčiau su tavimi. Ir ką tada pasisako mediatorius? Mediacijoje taip pat dažniausiai yra nustatomas ir taisyklės. Tai jas inicijuoja mediatorius ir jau priklauso matyti ir nuo mediatoriaus, ir nuo situacijos, ar mediatorius tiesiog jas pasiūlys šalims, ar šalis jas nuo nulio nusistatys, bet taisyklės čia ne bet kokios taisyklės, kaip jos neišsprendžia pačios konflikto esmės, jas apie tai, kaip dabar toliau kalbėsimės, kad tas pokalbis galėtų vykti sklandžiai. Taip. Ir čia tas net esminis dalykas pristatyti, jų nėra kažkokių ir labai daug. Ar ne tas standartinės, iš tikrųjų, ten nėra ką aptarinėti labai, bet esminis, bent jau ką aš pati savo klientams sakau, kai vienas kalba,
kiti du tyli, ar ne? Ir netgi, jiem pagrąžinu padrasinimą, kad jau kai aš viena kalbėjau, jūs jau žiūrėkit, puikiai mokėjot ar neišpildyti ir iš tikrųjų klausot, nes įdomu ar ne, norisi išgirsti. Tai taip pat, kai kiekvienas iš jūsų kalbės, taip pat klausykit. Ir gali būti, kad labai daug vertingos informacijos išgirsit. Ir kad tu, Monika, prieš tai sakė, ar ne, kad įjungti aktyvų klausimą, ne atsakomąją kalbą ruošti, bet iš tikrųjų išgirsti net, kas yra už žodžių tariamų, ar ne? Tai kitaip sakant, įjungti visus 3 centrus, tiek širdį, tiek ausis, ar ne, tiek ir galvą, ar ne, tam tokiam perklausimui, o iš tikrųjų, kas čia yra, ką jis nori pasakyti. Kvietinė mediacija, tai tarsi tokia jau ir, jeigu sutinki su šita mediacijos taisyklė, sutinki, kad dalyvausi pokalbį tokiam sąlygom, tarsi turėtum su savimi sudirbti, kad aktyviai klausytum, bet to nedarant įprastai gali būti iš pradžių sunku. Ir jeigu jau bandai tą daryti, tai man atrodo yra jau tai labai daug. Ir žinai, kaip sakai, standartinė, aš irgi šią taisyklę mėgstu siūlyti klientam, taipogi ir pagarbą pokalbėje mėgstu pasiūlyti, bet kartais gali nutikti taip, kad du žmonės turi kažkokį tai tarpusavio bendravimą, taip įvardinsiu, trukdį, kuris jiems yra būtent būdingas ir jie norėtų, kad jo nebūtų tame pokalbyje mediacija, nes mano, kad be to pokalbis negalės vykti, ar ne? Na, tarkim, vienas iš besipykstančiųjų kitą nuolat vadina kažkokiu tai žodžiu konkrečiu. Nenaudoti to žodžio. Na, galėtų atsidurti ir tokia taisyklių sąraše. Labai puikiai šitą paryškinai, nes žiūrėk, ir jie galų galia ne tik, kad bet jie turi netgi savo pokalbio standartą, su kuriuo ateina, su visa priešistorė. Tai mediatorius yra ta saugi figūra, kuri pasitarus su jais abiem, žiūrėkit, jau netiko jums šitiek metų, šita pokalbio struktūra netiko, bandykim mano siūlomą, ar ne? Ir aš tada būsiu tas asmo, kuris, jeigu jūs nuslysit į savo tą tokią, neauginančią, nekonstruktyvę, žiūrėkit, aš jūs ištrauksiu, ar ne? Nuolat priminsiu, kad einam vis dėlto į pokalbį, o ne į tai, kas griovė iki šiol. Pokalbis mediacija tarp besipykstančiųjų. Na ir ką, įvyko mediatoriaus įžanga, mediatorius, kitaip tariant, išsisakė savo poreikius, kaip iš čia mato mediacijos procesą, su šalimis kartu sutarė dėl taisyklių, kuriomis pokalbis vyks ir dabar jau pradeda kalbėtis tie, kurie pykstasi. Na ir ką? Tai pradedam kalbėti, pradedam klausyti, kai vienas kalba, kitas klauso, kai vienas klauso, kitas kalba, ar ne, o ne atvirkščiai, du kalba arba du klauso. Ir tam yra svarbus turbūt laikas, kuris skiriamas kiekvieno pasisakymam, ar ne? Kažkokio tokio tikslaus, ar ne, kad dabar duosiu jums tik tai 5 minutės, ar tik tai kažkiek nėra, ar ne? Mediatorius atsakingas už tai, kad prižiūrėtų, kiek tas pasisakymas yra į temą, ar ne, ir jau jeigu mes pradedam slysti kažkur nuoskaudos, ten traukti iš praeities kažką, šiek tiek gražiai sugražinti apie tai, ką kalbam. Nors pačiuose pirmuose pasisakymuose jie dar apskritai gryninasi klausimus. Apie ką mes čia kalbėsim? Tai nuolat ir perklausė, o apie ką? Ar šitas klausimas yra ginčo klausimas? Ar čia ilgiau norim pabūti? Ar ne? Tai kaip, iš esmės, pirminiai pasisakymai yra tokiom pozicijom, kas yra toks aštrus žodis pakankamai ir ne mediacijų, bet tokiam poreikiui. Visų pirma, situacijos matymui gal. Kiekvieno individualiam visų pirma, o į tą bendrą mes jau po truputį paskui ir eisim pokalbyje. Tai tai toks kiekvienas kaip mato situaciją, plus mediatorius vis tik primins, kad matymas jūsų gali būti skirtingas. Ir abu esat teisūs vis dėlto. Sutinku su tavim, tik man šitai vietai taip nekantru pasakyti, kad iš tiesųgi po kiekvieno pasisakymu to, kaip mato situaciją, yra išsigryninami tie klausimai, o tai apie ką čia problemos yra. Apie ką čia reikia kalbėtis, nes dažniausiai, kai vyksta tarp dviejų ginčas, tai vyksta apie didelę visumą, apie kažkokį balaganą. Ir netgi kaip pavyzdys galėtų būti, jeigu aš pykstuosi dėl bendravimo su vaiku tvarkos, tarkim, ir kažkur tai jau teisiškai turiu reikalą apie tą klausimą ir tai vadinas labai siaurų žodžių bendravimo tvarka ir čia tarsi dabar jau tik dėl to ir pykstuosi ir visus savo žodžius ir nuotaikas ir emocijas apie tą konfliktą bandau sukišti į tą
žodį. O iš tiesų taip atsiskleidžia po tų pirmų pasisakymų, apie ką ten iš tiesų yra problema ir dažniausiai tas, pavyzdžiui, ta pati, mano paimtas pavyzdys, bendravimo tvarka slepia, kaip mes auklėjam vaiką, kaip matomės ten tam tikrų laikų atostogose, kaip matomės kasdieną, kaip pareigas pasiskirstam, ar ne? Ta prasme, labai daug tokių smulkių klausimų, kuriuos galima atskirai po vieną imti ir gliaudyti vėliau. Taip. Tai čia toks kažkaip atrodė svarbus momentas. Labai svarbus. Čia, kaip sakant, nuo tos tokios griozdiškos pozicijos perima prie interesų ir išplečiam lauką ties kuo darbuojamės. Pradedu aiškiau matyti, apie ką čia man viskas. Iš tikrųjų. Tai tas pokalbis, kiek jisai truks apskritai, kiek čia tų pasisakymų reikės ar ne, niekada neaišku. Mes kažkaip negali suplanuoti, kad mediacija truks tik tai X susitikimų skaičių, ar ne. Svarbu, kiek išskleisim klausimų, kiek ten norėsis aptarti, tiek reikės pasisakymų, tiek reikės susitikimų. Mediatorius galų gale bus ir tas, kuris pajaus, kad šiandien jau užtenka pokalbio, ar ne, ir tarėmės kitą dieną pokalbiui laiką ir temą ir neužtęsti kartais per ilgai, nes nuovargis pokalbė irgi įmanomas ir tada jau visai nebe sprendimus priiminėjom, o tik tai gilinam kažkur ar ne situaciją. Ir kalbamės, o tai ką tiesiog kalbamės, ar mediatorius kažką daro tą pokalbio metu, kad padėtų, kad tas pokalbis truputį daugiau auginantis būtų nei mūsų įprastas rietenos. Gal gali mediatorius ir moko to standarto, apskritai pokalbio, ar ne, apie pagarbą, naudodamas savo metodus, tas pats perfrazavimas, aktyvus klausimas, ar ne, perklausi, ar aš gerai suprantu, kad ir tokiu būdu šiek tiek taip gražiai, lengvai ir tokį mokymą, ar ne, kad mes tą tokią kalbėjimo, tokį standartą galim ir kasdienybėj panaudoti. Išgirdom, kad kažkas, tokiu būdu su mumis kalba, tai gal visai būtų gera pasinaudoti ir kasdienybėj vienam su kitu, nes viena yra atnešti reikalavimą, o kita yra prašymą atnešti, ar ne, ir tada visai kitaip būsiu išgirstas ir tada galimybė, kad visai kitaip realybėje dėliosis. Tai tam pokalbį mediatorius turi platų arsenalą metodų, ką daryti, bet turbūt pagrindinis nuolat būti tame pokalbėje ir reguliuoti jo temperatūrą, ar ne, visų kūnų dalyvauti, stebėti, kiek čia mes šiandien esam, kiek nusprūdom, vėl pagražinti, arba galų gale net, aš būna pati perklausiu, sakau, o mes ilgai dar čia norim būti, kiek skiriam laiko praeičiai, dabar ne. Ir dažniausiai niekas nenori skirti ir tada net pačiam pasimato, o kiek aš iš tikrųjų daug laiko savo gyvenimo praleidžiu praeitį, o ne šiandien ir į ateitį. Ir ką, ir tada pokalbis baigėsi kažkokiu tai, matyt, apsibendrinimu, su aiškumu kažkokiu dažniausiai išeini. Arba kaip tik didesnio chaoso, nes supranti, kad nebuvai aiškiai supratęs, ko tau reikia, kai reikalavai. Su tam tikrais namų darbais išeini. Bet apie tai, ką tu kalbi, tai tikrai kiekviena mediacija, net ir susitikimas baigėsi apibendrinimu, ką mes šiandien nuveikėm ar ne, kokiais klausimais tarėmės, kad tarsimės, ką šiandien pavyko, ką kitam kartui, galų gale vis prasitarėm, gal kažką apmąstyti namuose, pasiekti savo elgesį ar ne, pasižiūrėti. Tai ir toks, kitą kartą susitikus turim iš praeito kažkiek darbui medžiagos, ką pavyko padaryti ir vėl einam į priekį. Ir mediatorius ir bus tas, kuris apibendris, tas, kuris pradės pokalbį, kad šalis nepasiklystų vėl savo labirintuose. Taigi, mediacija vykstančio pokalbio esmė yra orientavimasis iš čia ir dabar į ateitį. Šiek tiek net praplečiant, ne iš čia ir dabar, bet iš praeities į čia ir dabar ir iš čia ir dabar į ateitį. Sutinku. O kartais tenka ir tos praeities šiek tiek užgriebti, ar ne? Darbui medžiaga, niekaip kitaip, nes vis tiek tu kažkiek įsivardini tai, kas nepatiko, blogai, gal ir patiko. Ir padirbi čia ir dabar, kiek tai dar turi naudos ir kiek tai atima iš ateities. Kalbant dar apie auginančius pokalbius, apie kuriuos prieš tai jau diskutavom, aš net šitam kontekste pačią mediaciją pokalbių pavadinsiu, tai tas pokalbis sėkmingas yra kada? Kai sujudinam, tokį, mintį, kad gali būti kitaip, arba išjudinam jau susiformavusius praeitį įsitikinimus, kad su jie neįmanom, arba čia ne kažkoks toks
atminties šiukšlės biški taip prašluojam. Žinai, man taip nori sakyti, žodis įsitikinimas, jis tiek kažkaip teoriškai nuskamba, ar ne, norisi iš karto savokos, o ką tai reiškia. Ir čia norėčiau prisiminti, ką mes su taim ne už kadro, ne čia kalbėjom, kad realiai viskas prasideda nuo minčių. Tai tas pats įsitikinimas yra mintis, tai vadinasi, tu sujudini bet kokią mintį, o mintis lemia veiksmą. Sujuda mintis, sujuda veiksmas. Sujuda veiksmas, sujuda visa situacija. Taip ir, Tikrai ir taip. pasikeičia. Tai nebūtinai sėkminga mediacija yra ta, kuri užsibaigia kažkokią tai sutartimi. O taip, kiek yra tų mikro pasikeitimų, kurie jau duoda naudos, kur neišmatuosi į jokią skalę. Tai orientuotis tik į taikos sutarčių kiekį ar dar kažką, tai labai būtų trumparegiška, bet faktas, kad ir tai labai fainai. Bet... Fainai. Nors aš tai norėčiau sakyti, kad netgi kartais, jeigu mediacija užsibaigia taikos sutartimi, bet mintys nesujudėjo, tai man mažiau reiškia mediacijos sėkmę, ne tuo atveju, kada taikos sutarties nebuvo, bet jau pasidėjo kažkokia pradžia minties, tos tokios minties, kuri lemia tą žalingą veiksmą sujudinimą. Požiūrio kampo ar ne, biški pakeitė, kažkurioje vietoje ir jau, nes, nedaug sumeluot, Monika, tai tikrai matosi žmogaus kūno kalboje, atsipalaidavime ar ne, tai čia didybė yra iš tikrųjų. Ir tas klausimas, kur mes vis sugrįžtam prie jo ir klientam perdodam, o kaip iš tikrųjų norėtum, kad būtų. Tikrai protų dažnai pasakys, nusibodo ir ten ir kiek galima, ir stresas, ir įtampa, ir visa kita, jeigu tai yra tokia aukšto konfliktiškumo situacija, ilgai užsitęsus. Ir tas nepatiko, ir tas nepatiko. Taip. Ir tą blogai padarė, ir tas blogai sukalbėta. Ir atrodo po to klausimo, kaip norėtumėt, kad būtų, irgi lyg ir yra perspektyva. Ir tada, o tai kas už tai atsakingas? Aha. O ko tu iš tiesų nori? Aha. Ir čia, kaip nuo nenoriu taip, kaip buvo, noriu kažkaip ateity, kaip čia iki galo ir net tas schema susidėlioti. Ir čia didžiulis iš mediatoriaus įgalinimas, kad tik jūs tai ir galit padaryti. Niekas kitas, ar ne? Bet čia, kabinete, pokalbyje, tame pagerintame, kuriame dalyvauja tas taikiai nusteikęs žmogus, ieškokim būdų, kaip dėliotis, kaip išeiti iš užburto rato ir ateiti į šviesą. Ir čia, žinai, Eglė, kažkaip man tai norisi stabtelti ir užduoti klausimą klausytojai, žiūrovai, o kaip tu norėtum, kad būtų? Kitaip tariant, ko aš noriu. Žinai ką, Monika, dar čia, man atrodo, labai tas gražus pavyzdys su nuoskaudom ir su gniaužtų kumščiu. Ta prasme, ar tu sugniaužtumėm kumštį ir aš bandyčiau tau jį atlaisvinti, niekaip nepavyktų. Bet vos tik tu pati sugalvotum, tu jį paleidi. Tai taip pat ir su nuoskauda. Kitas gali atsiprašyti, gali daryti bet kokius veiksmus. Jeigu aš viduj nepriimsiu sprendimo paleisti, atleisti, pripažinti, kad tai buvo praeitį ir nuolat kažkaip suksiuosi ant tų ribojančių įsitikinimų, nuoskaudų, tamsios praeities, niekaip neišeis ateiti į ateitį. Ir tai vis tiek kenks ne tam, ant kurio pykstu, laikau nuoskaudą, bet man labiausiai kenks, nes aš laikau tą tokį tvirtą ar ne praeities vaizdą. Jei nori, kad kas nors pasikeistų, kažką turi pakeisti, nes to pačiu būdu nenueisi į naują kelią. O dar kalbant apie praeities kapstymą, nenori mediacijai, ta praeitis būna išlenda ir tenka šiek tiek ją pakapstyti. Bet tas irgi turėtų būti atsargiai daroma, ar ne? Nes žmogus kiekvieną kartą, kalbėdamas apie praeitį, vis labiau ją išgyvena. Kiekvieną kartą, kalbant apie praeitį, mūsų fizinis kūnas nežino skirtumo, ar tai vyko kažkada, ar tai vyksta dabar. Emocijos ar ne užplūsta ir viskas užregistruojam, kaip kad vėl dabar įvyko. Man reikia gintis. Man reikia vėl gintis, man reikia vėl kažką daryti. Pagalvok, juk žaizda ta, kuri atsiranda, jeigu jos mes neliečiam, nekrapštam, tai užgis be jokio rando. Nuolat nukrapštant mes didinam randą ir ilginam laiką užgyti. Kiekvienas pokalbis mediacija vis tiek yra skirtingas. Tai dabar kalbant apie tos pokalbis mediaciją, mes taip apibūdinam su tavimi, tarsi čia yra kažkoks tai rėmas, kažkoks tai standartas ir dabar visi pokalbiai taip ir atrodys. Bet ar iš tiesų taip yra, Eglė? Tikrai ne. Kodėl? Kiek
mediatorių, tiek mediacijos stilių. Tikrai labai skirtingai ir kiekvienas iš mūsų, ir mudvi vedam, ir kiti kolegos patį mediacijų pokalbį. Rasim tos pačius rėmus. Vis tiek, kiekvienas mediatorius pasakys, kas yra mediacija, ar ne, apie principus papasakos, tiek kiek jaučia, kad tame kontekste reikia, pristatys taisyklės ir tas pagrindinis pokalbis vyks, bet kaip mediatorius naudos technikas, įrankius ar ne, tai tikrai labai labai skirsis. Galim turėti labai tokią vertinamąją mediaciją, kur mediatorius bus gal pakankamai šaltas, toks objektyviai netgi bandys įvertinti pozicijų ar ne teisme, tokį teisėtumą ir visą kitą. Kitasgi mediatorius gali naudoti transformuojamąjį stilių, kur apskritai gal tik tai ar ne įgarsins, pareflektuos ir leis tokiam daugiau savieigai pokalbyje. Įgarsins, ką patys žmonės pasakė, bet nedės rėmo tam pokalbiui kažkokią struktūrą. O man tai dar noris paminėti, kad ir tarp tų pačių žmonių labai gali skirtis pokalbis vienu metu ir kitu. Tarkim, pradžioje gali būti labai labai daug emocijų ir tiesiog reikia išsiventiliuoti, kaip mėgstam vadinti su tavim ir kolegų tarpe, ar ne, emociškai. Ir tada mediatorius vienaip dirbs su tai žmonėm, o paskui jų išsiventiliavus gali visai kitas prasidėti pokalbio vedimas. Šitoje vietoje labai norėtųsi padrąsinti, kurie naudojasi mediacija, kad neišsigąsti tų pirmų pokalbių, kurie gali kvepėti ir praeitim, šiek tiek ir nuoskaudom, ir tokiu skausmu. Ir vis dėlto eiti drąsiai į mediaciją, nes tai kartais irgi būna privalomi žingsniai, kuriuos turim praeiti tam, kad ateitumėm konstruktyvų pokalbį. Žinai, Eglė, šitai vietai pabaigai man taip noris pasakyti keletą dalykų. Tai vienas dalykas yra, kai tu esi susipykęs pokalbyje, būt nėra malonu ir patogu, bet tu turi pasirinkimą. Vienas labai viliojantis, tu gali eiti, pavyzdžiui, į teismą, prašyti, kad už tave nuspręstų teisėjai, advokatai, institucijos. Tai čia laimi dvigubai. Tau nereikia pajudinti ne piršto, kažkas už tave vargsta ir sprendžia apie tavo gyvenimo eigą. Antra, tu turi ką kaltinti, jei tau nepatinka tas sprendimas, tai čia jau dvigubai išlošia ir savo toliau nelaimingas gyventi. O taip jau visai pabaigai, man labai norisi ir nuo savęs pridėti, kad kai iš tikrųjų norim, problemos sprendžiasi ir yra šimtai galimybių. Kai nenorim, yra šimtai pasiteisinimų ir būdų, kaip išvengti, atiduoti kažkam kitam atsakomybę ir norėti kaltinti kažką kitą, bet sugrįžkime tai, kad mūsų gyvenimas ir už jį atsakomybė yra mūsų pačių, net ir už vykstančius procesus, kuriuos labai norėtųsi nurašyti kitam. Taigi, klausimas savo, o ko iš tiesų aš noriu su savo gyvenimu? Tai ačiū, kad buvot kartu šiandieną ir kaip visada kviečiame sekti mūsų tinklalaidę YouTube kanale, taipogi sekti Vilniaus arkivyskupijos karitą socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų. Viso.